į verslo klasę. Kaip verslininkės atrodo, kodėlgi ne? Taip. Taigi, kambariukas verslo klasė, Gintarė. O šitaip va. O tableronas įeina į bini barą? Kas tas tableronas? Kas tableronas? Ai. Ką? Pradarytas. Eik. Apkaltins tave, kad gėriai. Nufilmuok, mes tai geriam. Jeigu ką? Taip. Pradarytą vyną radom. Reiks aiškintis. Užsprigau. Žodžiu, įsičekinam į viešbutį ir dabar varom į miestą. Kažkur pavalgysim ir be to vyksta Sostinės dienos. Nes mes esam sostinė. Taip, vyksta sostinės dienos, oras labai geras. Ir 8 valandos vakaro ir yra vis dar 31 šilumos. Tai va, ir šviesu, nė vieno debesėlio, tai varom į centriuką, biškį prasinešim. Kažką, gal kokį kokteiliuką, gal kažkokį hamburgeriuką ar kažką, kažką žodžiu. Ir pažiūrėsim, kas gero, mugė gal kažkokia vyksta, gal kažkokie koncertai ir tiesiog biškį pablūdysim. Susitrėm! Kokio mielumo, pažiūrėkit lamiukai. O, kepuriškai. Oi, kokia švelnė, ne? Oh my god. Guys. Nieko nesimato, bet visai aikštė mūsų. Gintariukai, Kur bėgi? Ate, pupa. Buvo labai fainas vakaras. Smagu grįžti, Vilnius toks gyvas šiandien. Senai nebuvau ir labai smagu buvo pasimatyti su Gintarė. Tikiuosi, kad dar pavyks pasimatyti per šią viešnagę. O dabar reikia įtilsėti. Man laikrodis sustojo. Apie 1 ar pusę 1 dabar. Tai keliauju, žodžiu, nusimaudyti ir į lovytę. Na ką, viskas. Nusimaudžiau, nusiėmiau visą makiažą, pasitepiau serumukais, kremukais, pasiruošusi kristi lovytę. Šiaip labai pavargus jaučiuosi, bet nieko. Pailsėsiu, rytoj nauja diena. Praleisiu visą dieną turbūt Vilniuje. Na, bent jau didžiąją dalį dienos. Na ką, viską jau susikroviau. O taip va. Susiruošiau ir dabar
tėvai jau išvažiavę iš Kupiškio, nu tai bus čia už kokios, nežinau, gal valandos, gal pusantros. O pas mane atvažiuoja meilės brolis ir varom išgersim kavos. Kadangi šį kartą keliauju viena, tai ir susitikti su visais reikia vienai. Bus smagi diena, viską reikia suspėti, su daug žmonių susitikti, pamatyti fainių dalykų dar, kas vyksta šiandien Vilniuje. Oras matau kaip užsakytas, tai šiandienos grafikas užpildytas pilnai. Tai kažkur po Vilnių pamaklinėsim, kažką gal pamatysim gražaus, prisėsim kur nors pavalgyti. O dabar viskas, lekiu, nes reikia išsiregistruoti ir mantukas jau atvaro. Labas! Šeimyna jau čia. Namukas. Tėtis vairuoja, bandom prisiparkinti kažkur. Ir eisime į centrą. Išgeriam kavos su mantuku, labai fainai praleidom laiką. Gerai, gavom starterį, labai pasilgta keptos duonos. Vertinam 10 balų. Labai skani. Skani kvepia, šilta, daug sūrio ir dar šoninės panašaus. Ko dar gali reikėti? Nieko. Liuks. Pasiėmiau žemaičių blynų, tėtis pasiėmė didžkukulių, o mama pasiėmė plokštainį bulvių su karka. Tai ragaujam skanaus, kas valgot. Vaikštam su mamuku po turgelį. Labai daug gražių dalykų. Tėtis pavargo, nuėjo į mašiną. Žinot, vyram tai būna. Jam neįdomu šmutkytės, kaip mum įdomu. Parvarėm namučio. Kas čia loja? Grantukai. Grantukai. Labas. Labas, zuiki, labas. Nu kaip tu gyveni, kukulė. Kukulė. Aišku, pas mamą, bet nesakyk, kas čia, sakyk, pargrįžo. Sakyk, biškį pažįstu, ne? Einam. Vat kukulis koks. Nu, pasivaliok. O, Jėzau. Kas čia džiaugiasi taip, ką? Oi. Geras šuniukas. Oi, kaip čia gera tau. Nu. Nu, garantukai, kur tau saulė guli? Na ką, grįžom į Kupiškį. Viena para Vilniuje labai užskaityta. Kai atskridau vakar vakare, kažkaip nemačiau ir man draugė nebuvo sakiusi, jog vyksta sostinės dienos ir tiek visokių koncertų, koncertėlių visur aplinkui, ir mugė, ir žmonių šurmulys. Ir taip faina, atrodo, atvariau kaip į kažkokį festivalį. Tai buvo ką nuveikti. Tai dabar gaila, kad buvau tik vieną dieną. Būčiau žinojus, kad taip smagu ir tiek visokių renginių vyksta Vilniuje, tai galbūt būčiau iš anksto susiplanavus kokias 2 dienas. Tai va, tai truputėlį mažoką miego, bet užskaitau visą tą parą, labai patiko ir va dabar kažkaip ramiai praleisiu laiką visą likusį Kupiškyje. Reikės, jeigu oras va toks nuostabus bus visom dienom, reiks pagalvoti, gal išlėkti kažkur, gal prie marių iškepti šašlyką. Nu kažką tokio norisi
Norisi prisiliesti prie gamtos, truputėlį pailsėti. Labai faina visada sugrįžti vasarą ir viskas taip žalia, viskas žydi, žiauriai smagu, fainiai. Dabar važiuosim iki parduotuvės ir tada gal prigriebsim kavos iš degalinės ir važiuosim prie marių. Pasižiūrėti, kas gero ten. Kaip ir kiekvienais metais, basom kojom per žolę. Pats geriausias jausmas pasaulyje. Žiūrėkit, koks pelagrybis. Nu, va. Tokio dydžio. Na, būsi mano vlogo žvaigždė grantuk. Būši? Būši? Pipt. Na ką, einu į šiltnamį, pasirinksiu paprikų, pomidorų ir žinoma, dar turiu skaniukų grantukui. Jis visada laukia mažutis. Labas, meškiukai. Laukia, nes skanėstų laukia. Palauk, palauk. Galima. Skanaus. Kapš, kapš, kapš. Dar vieną nori? Galima. Gerai. Varom į šiltnamį. Kuo labiau nori grantukai, paprikų ar pomidorų? Sakyk, aš vynuogių noriu. Kemperis vadinasi, nes šiltos dienos. Nu, eina. Džiaugsmo priepuolis. Džiaugsmo priepuolis. Mažutis. Gerai, aš einu. Tai čia būsi? Aš tai einu į šiltnamį. Gerai, būk. Pažiūrėkit, kokio dydžio. Va. Toks va. Bazilikas kvepia, tai tiesiog pasakiškai. Iškart toks pesto padažas. Yra ir tokių paprikų, tokių pailgų, turbūt aštresnės jos. Geltonosios. Turėtų būti labai skanios. Kur čia kokia nusiskinus. Žiūrėkime. Turbūt šitą. Paprikytę. Šeimininkutis atėjo. Pažiūrėkite. Ką ten veiki? Musė nepuola? Na ką, truputėlį pasirinkom daržovių. Keliaujam, nes šeimininkutis laukia, va. Laukia, ne? No. Gerai. Eisime, taip. Eisime niam daryti. Va, kiek aviečių. Kokių gražių. Iškart norisi paragauti. Labai gražios šiais metais. Ir labai skanios. Va, kiek daug. O čia valgytojas. Uogų mėgėjas. Atrodo jisai man vietas. Kiek uogų šiais metais. Kokios gražios kelios.
su mamuku į miestą biškį pasižiūrėti. Kas nežinote, Kupiškyje yra baseinas. Tai dabar jis buvo uždarytas mėnesio ir 2, ten kažkam patvarkymam. Dabar varom pažiūrėti, galbūt atsidarė. Vėliau varysim Pasitiurkštį. Tai va visi Nikštėnai, žmonės iš Utenos, Biržų, Rokiškio, aplinkiniai. Jeigu dar nežinot, kad yra baseinas, tai žinokit, yra Kupiškyje, galite apsilankyti. Nežinau ten, kaip viskas atrodo, ar ten faina, ne faina, bet tiesiog žinokit, kad yra. Čia iš gėlyčių parašyta Kupiškis. Ir širdelė. Ir medis labai gražus. Čia kultūros namai. Nu va, atvarėm į baseiną. Atrodo šitaip. Naujas pastatytas gal prieš metus ar pusantrų, dabar nebežinau. Tai einam vidų, jeigu pavyks, pafilmuosiu. Čia batukam palikti spintelės. Tokios. Labas rytas. Kaip gera atsikelti namuose. Visada labai smagu grįžti pas tėvus. Čia atrodo ir miegasi geriau, ir maistas skanesnis, ir oras šviežesnis. Na, žinot, pas tėvus visada geriausia. Žodžiu, rugsėjo 2, vaikučiai ruošiasi į mokyklą, o aš ruošiuosi pas stomatologę. Jau beveik pasirašiau, tik tai reikia eiti išsilyginti marškinius. Ir būsiu pasiruošusi. Dabar jau yra 9 valandos, turiu būti 10. Tai va, turiu dar valandžiukę, tai susiruošiu su rūbeliais ir tada dar eisiu į lauką. Gal kokių uogų pavalgyti, nes čia didžiausias kaimo privalumas. Šiuo metu obuoliai, slyvos, avietės, pomidorai. Žodžiu, viskas skanu, gardu ir faina. Gerai. Einu lyginti. Taigi mes su Bagausiuku būsime įsikūrę ten ir kviečiame į Nu va, užsikūrėm šašlykinę. Išsikepsim šašlykiukų, taip išsilgtų. Ir tai džiaugiesi, ne? Na. Na, kalabukas iš pirmadienio. Šiandien buvau pas dantistą, tai grįžau, ačiū Dievui, viskas jau atitirpo. Galiu kalbėti, šypsotis ir valgyti. Sutvarkė vieną dantuką, dar reikės sugrįžti rytoj. Pasižiūrėsim kitus, kas ten yra, ką reikia daryti. Žodžiu, susitvarkau per šią kelionę ir vėl rami galva. Labai mėgstu tą jausmą, kai žinau, kad dantys sutvarkyti ir nėra jokių problemų, ir ramu, ir gera, ir gražu, ir jokių bėdų. Ir kažkaip esu įpratusi prie stomatologų, nes vaikystėje tikrai labai dažnai eidavau taip profilaktiškai ir visiškai nebeturiu baimės stomatologams. Man tas pats, kas nueiti pas kirpėją. Juolab, kai padaro nejautrą, tai išvis, ta prasme, miegot gali. Tik tai, kad garsas erzina daugiau, tai. Ir šiaip, šiandien rugsėjo 2, tai kaip ir sakiau, vaikučiai šiandien į mokyklą ėjo. Ir mačiau daugybę nelaimingų veidelių. Nes eidama iš dantystės sutikau vaikus jau gal iš mokyklos einant, ar iš bažnyčios, ar nežinau iš kur, bet žodžiu, iš ceremonijų visų. Tai visi tokie nelaimingi namo keliavo. Atsiminkite savo laikus, kai reikėjo eiti į mokyklą.
ta rugsėjo pirmoji tokia. Tikrai, kai atsimenu, toks negeras jausmas kažkoks toks. Žinai, kad vasara jau pasibaigė, kad tuoj atvės. Ir keliausi į mokyklą kiekvieną dieną ir anksti tems. Fui, tikrai tokie nejaukus prisiminimai. O dabar visi kiti rūpesčiai. Kaip sakant, suaugusio žmogaus gyvenimas. O dabar išsvajoti į šašlikai. Kepam šašlikus. Galvojau apie tai jau kokius 4 mėnesius. Jeigu grįšiu į Lietuvą, tai pirmas dalykas, ką padarysiu, išsikepsim šašlikiuką. Jau net užuodžiu, kad skaniai labai kvepia dumeliu, grantukas guli šalia. Ramus, geras, mielas, kaimiškas gyvenimas. Ir dar oras pasaka. Labai faina. Pamiršti visus rūpesčius. Darbus ir šiaip visas gyvenimiškas problemas. Va, kepa šašlikiukas, labai skaniai kvepia. Tokiu dumeliu.